Sveiki gerbimieji žiūrovai. Senai nebuvo naujų video mūsų kanale, kadangi yra daug darbų, jau prasidėjo pavasario sezonas ir visi mes laukiam, aišku, kad greitai atšils oras, bus šilta, faina, ateis šiluma, galėsime apsirengti su maikutėm, su trumpom rankovėm, bus šilta, faina. Ir aišku, kada ateina toks laikotarpis, mes visi žinom, kad ateis ir karščiai, bus daug karštų dienų ir tiem žmonėms, kurie nori pasiruošti iš anksto, sumontuoti savo bute arba name, arba ten oficinė patalpa, kokia komercinė patalpa, norit pasiruošti vasaros sezonai, žinoma, reikia jau dabar galvoti, dabar planuoti apie taip, kaip įsigyti kondicionierių, pasirinkti kondicionierių, įsigyti ir užsakyti montavimą. Kadangi ką galiu pasakyti, kad buvo tokie metai, kada prasidėjo karščiai, visi, aišku, užpuolė, kaip sakoma, užsakymais, kad reikia staigiai man padaryti kondicionierių, kadangi neįmanoma miegoti. Labai karšta, kvėpuoti neįmanoma, ypač jeigu būna maži vaikai. Tai visi nori kuo greičiau įsirengti, o kada, kaip sakoma, didelį iškart paklausa, tai nei montuotojai nespėja greitai tai viską atlikti montavimas, kadangi didelė eilės atsiranda. Ir būdavo gal 2 metai tokie, kada ir su įranga truputį buvo problemų, kadangi tikėjai nelabai apskaičiavo, atstovai nelabai atskaičiavo, kaip sakoma, įrangį kiekį, kiek jums reikės, arba gal atvažiavo mažiau nei užsakė iš gamyklos. Ir buvo irgi kartais trūkumais kai kurios įrangos, kada, pavyzdžiui, reikia kondicionierių, žmogus pasirenka, to kondicionierių mes dabar neturim. Ir kaip sakoma, reikia laukti. Dar reikia laukti montavimo darbus, dar reikia laukti, kol gausim kondicionierių. Žodžiu, tai kad neišeitų tokia situacija tokia nelabai maloni, tai kad aš visus noriu, kaip sakoma, paraginti, tom, kad nelaukti tos dienos, kada ateis karštis, kada bus neįmanoma miegoti, jūs arba ten, kaip sakoma, dirbti šitoj patalpoj. Taip reikia iš anksto pasirūpinti tom, pasirinkti kondicionierių, užsakyti darbus ir tada viskas bus gerai, spėsim laiku ir vasarai praeis komfortiškai, be jokių, kaip sakoma, be jokių problemų, be jokio streso. Tai dabar truputį dar noriu pakalbėti apie įrangą, dabar šnekėsim apie kondicionierius. Noriu pasakyti tokio, pavyzdžiui, 5 kondicionierius, nes labai dažnas toks klausimas, kada aš skambinu klientai, būtent tie klientai, kurie neapsisprendė, ką nori įsigyti, kokią įrangą jiems įsigyti, kadangi sako, kad užeinam pas jūs labai platus pasirinkimas, daug visokių gamintojų ir, ką būtent pasirinkti, sunku, kaip sakoma, suprasti. Kadangi su kondicionieriais žmonės, kaip sakoma, kiekvienais metais nesusiduria, kada būtent reikia montuoti, eksploatuoti, remontuoti, dar kažką, tada susiduria su tais dalykais. Tai kad mažai kas turi patirties ir mažai sunku žmonėms apsispręsti. Aišku, yra nemažai tokių klientų, kurie iš anksto jau žino, ką nori, sakysim, jie turėjo kažkokį kondicionierių ten darbe, arba ten pas kaimynus yra sumontuotas, jis patenkintas, pas giminaičius, pas draugus, žodžiu, jis tada jau turi supratimą, būtent ką jums reikia, kokie kokybės, kokios gamintojo reikia, ir tada su tai žmonėms truputį lengviau dirbti. Kiti, kurie nežino, reikia jau tada klausti jų, ką jūs būtent norite iš to kondicionierių, kokį jūs biudžetą, sakysim, pasirinkat, kiek pinigų jūs galite skirti kondicionierių montavimą, visą kitą, ir tada jau galim spręsti kartu su klientu, rasti kažkokią labai gerą sprendimą, rasti būtent klientui sprendimą gerą, kadangi, kaip ir minėjau, mes nepririšti prie kažkokį vieną gamintoją, prie kiekvieno tikėjo, ir kad mes siūlysim būtent tik to tikėjo, kadangi mums malonu, puiku su juo dirbti ir mes gerai uždirbam. Mūsų pareiga duoti kuo didesnį pasirinkimą mūsų klientams ir kad klientas galėtų įsigyti būtent tą prekę, kurie jam domina. Sakysim, galėsim pasirinkti būtent tą biudžetą, kuris jam tinka, kažkokios funkcijos, ten tylumas, efektyvumas, ten dizainas, visa kita. Tai, kaip sakoma, didelis pasirinkimas klientų čia labai didelis pliusas. Mums sunkiau dirbti, atvirai sakau, kadangi reikia mums stebėti ir bendrauti ir su tikėjais, su daug tikėjais, ta prasme, su gamintojais, sužiūrėti naujus modelius,
ką nauja kažkas atsiranda, kokie privalumai, dar kažką, tai keičiasi kainos, turim viską reaguoti laiku. Nu, žodžiu, daug tų problemų yra, nu, ne problemų, kaip sakoma, daugiau darbo, jo. Bet mes matom, kad klientai, kada turi didelį pasirinkimą, jie, kaip sakoma, gauna labai didelį pliusą, jiems lengviau pasirinkti būtent tą įrangą, kuri jie domina, ir dėl to mes palaikom labai platų asortimentą skirtingos įrangos, skirtingų gamintojų. Tai va, dabar vėl grįžtu prie to klausimo, daug žmonių klausia, sako, ką pasirinksi, daug matom pas jūs internetinė parduotuvė, mūsų elektroninė parduotuvė komfortobustas.lt, apačioje po video, kur komentarai aš nurodysiu, užrašysiu ir ta nuoroda bus, galite paspausti tą nuorodą iš karto žiūrėti mūsų internetinė parduotuvė. Parduotuvė labai sudaryta, labai kokybiškai, ta prasme, mes labai daug irgi skiriam dėmesio, kad būtų patogu naudotis, kad būtų patogu greitai rasti ir prekį, ir būtų labai didelis informacija apie tą prekį, ir tą prekį galima nusipirkti iškart spaudžiant mygtuką, įdėti krepšelį, paspaudžiant, užsirašot savo adresą su pristatymu, galim pristatyti bet kur Lietuvoje, ir užsienį irgi siunčiam daug, ta prasme, nu, kaip palyginusi su Lietuva, aišku, ne taip daug, bet vis tiek siuntimai vyksta ir Skandinavijos šalis, ir Vokietija, ir Lenkija, ir skirtingos kitus šalis, Estija tam pirko, Suomija, Norvegija. Tai, kad galim irgi atsiųsti, jeigu jūs matysit, kad pas mus pirkti jums žymiai, kaip sakoma, pigiau ir naudingiau nepirkti kažkur tai ten, kur jūs gyvenat, tai kad tai irgi galit kreiptis pas mus, mes galim irgi jums organizuoti siuntimą, pardavimą tą įrangos, tai kad problemos jokios dėl to nebus. Dabar žiūrėkit, dabar tai tiems žmonėms, kurie ne visiškai norėjo apsispręsti dėl įrangos, noriu tokį, kaip sakoma, pasakyti savo pardavimo penkiktukus kondicionierius. Aišku, bus daug tokių žmonių, kurie rašys, kad tu tam pasakė nesąmonės, pas mane, aš irgi užsiminėjau kondicionierius, pas mane tas, kaip sakoma, penkiktukas pagal vietos visiškai kitoks yra. Aš pilnai galiu su jumis susitikti, kadangi gal pas jūs klientai truputį kitokie, gal klientų pasirinkimas, arba jūs su vienu brendu dirba daugiau, plačiau, su kitu mažiau, ir dėl to pas jūs gali tas, kaip sakoma, paskirtis, tas gamintojo pasiskirti tą įrangą visiškai kitaip, arba tame sąraše, kur pas mane bus penkitukė kondicionierius, pas jūs gal atsiras kažkokių kitų gamintojų, pagal jūsų nuomonę, pagal jūsų patirtį. Tai kad čia grinai mano nuomonė, ir aš dabar sakau to penkiktukų pagal klientų pagidavimus, ta prasme, išpirkimo. Aš žiūriu išpirkimo, kokių kondicionierių daugiau renkasi mūsų klientai. Truputį toks komentaras prie kiekvieno gamintojo bus dėl ko renkasi, dėl ko užima tą vietą. Nu, bet sakau, čia vieta ne taip, kad aš pats sugalvoju, čia pagal pardavimus, kokių gamintojų daugiau renkasi mūsų pirkėjai, kokių kondicionierių gamintojų, ir dėl to aš sudarau tokį penkituką populiariausių gaminių. Tai dabar šnekėsim ne apie pačios biudžetinės, po to bus kitas video, mes šnekėsim apie pačios biudžetinės kondicionierius, kadangi tie būtent penkitukas bus tų kondicionierių, ten, aišku, visi bus kiniečiai, būtent tų kondicionierių, kur yra pagal biudžetą pačios pigiausias, bet čia bus kokybiškos ir nepigos įrangiai, kaip sakoma, šitam penkitukė. Ir, kaip sakoma, pradėsim nuo 5 vietos pagal mūsų pardavimus. 5 vietą užima LG gamintojas. LG gamintojas, jūs žinot, aišku, ten telefonai gamina, čia jau toks Pietų Korėjos labai žinomas brandas, ir audio visokios įrangos gamina, ir buitinė technika gamina, ir televizorius, ir visa kita, ir gamina ir kondicionierius. Ir aš žiūrėjau irgi kitų atsiliepimo į užsienį, Europai visoje, ir LG labai dažnai labai būtent penkitukė užima irgi, pateko į tą penkituką geriausių, patikimiausių kondicionierių, nu, kaip sakom, geriausių pagal kažkokius reitingus, kriterijus. Tai galiu pasakyti, kad LG gamintojai, LG prekės tikrai yra kokybiškas yra, jos pasižymi irgi gerom charakteristikom, ir palyginusi su japonais, aišku, jų kaina tokia gana, labai konkurencinga, ir būtent tas žmonės, kurie renkasi kokybę, žinoma brandą nori pasirinkti, bet nesumokėti didelius pinigus, tai LG tikrai aš galiu pasiūlyti, LG geros kondicionieriai,
ir geri kondicionieriai ir tikrai penktą vietą labai užima, kaip sakoma, tinkamai pas mus pagal pardavimas. Ir taip prieinam dabar prie ketvirtos vietos. Ketvirta vieta bus japonų gamintojas Fujitsu. Fujitsu irgi gal ne visiems gal tokia žinomas brandas, aišku, kaip LG, bet čia yra irgi geras gamintojas. Jie irgi gamina, kaip sakoma, kondicionierius ir jų kokybė gana gera. Ir palyginus su kitais japonais, pas jų labai gera kaina. Tai vat, jeigu palyginti su kitais, kuris bus dar aukščiau pas mus japonų gamintojai, tai būtent Fujitsu toks yra, būtent jeigu norit japonišką kondicionierį, bet neturit pakankamai daug lėšų skirti tam dalykui, pas jūs labai toks biudžetas, kaip sakoma, suspaustas yra būtent kondicionierių įrengimui, pirkimui. Tai tada vat, irgi skiriu dėmesį, gali skirti į Fujitsu gamintojas. Tai ten nesumokėsit labai brangiai, bet jūs gausite kokybišką japonišką prekę. Japonišką gamintoją. Tai, kad ketvirta vieta buvo Fujitsu, trečia vieta. Taip, trečia vieta aš skirsiu Daikin. Visi sakys, Daikin čia turi būti pirma vieta. Nu, ja, su Daikinu viskas labai gerai, viskas labai puikiai. Irgi japonų gamintojas, labai žinomas, labai, kaip sakoma, lyderiai, bet dėl ko trečia vieta bus dėl to, kad jų gana aukšta kaina. Tai ko Daikinas, kaip sakoma, tie žmonės, kurie dažniausiai pas mus perka, kurie nori kokybę ir negailiai, kaip sakoma, sumokėti už tą kokybę pinigus. Tai ir žinomas tas brandas Daikinas tarp kondicionierių, šilumos siurblių gamintojas japoniškas. Tai o tie žmonės, kuriems gali sau leisti sumokėti brangiai, tai o tada visi įsigyja Daikiną, pas Daikinas, sakau, visi pliusai, vienas minusus, kad kai kuriems žmonėms gana brangokai, kadangi aš būna irgi siūlau, sakau, norit kokybiško, sako taip, sakau, Daikinas, taip, pažiūri, o mums truputį per brangu. Nu ką padarysi, kaip sakoma, geras brandas, gera prekė. Ir kainuoja nemažai, tai kad dėl to, kad ne visiems jis gali būti, kaip sakoma, pagal kainą tiktų, dėl to trečią vietą pas mus užima pagal pardavimus Daikiną. Antra vieta bus Mitsubishi, irgi labai žinomas brandas, Mitsubishi labai daug žino, ten iš vis ta korporacija ten gamina ten labai didelis platus spektras prekių visokių ir nuo automobilių, ten jie ir lėktuvus gamina, ir ką tik jie, ir laivus, ir ką tik jie negamina, medicinos visokią įrangą. Mes gal žinom daugiau pagal automobilius Mitsubishi. Tai vat Mitsubishi gamina ir, kaip minėjau, šilumos siurblius, kondicionierius. Ir yra du padaliniai. Vienas yra Mitsubishi Electric. Mitsubishi Electric dabar neįėjo mūsų pardavimus, kadangi ten kaina dar aukštesnė nei Daikino. Ir pas jų kainas labai tokias, galima sakyti, pačių brangiausių iš tų japonų gamintojų. Tai, o kitas yra padalinys, yra ne Electric Mitsubishi, a Mitsubishi Heavy. Būtent Mitsubishi Heavy čia yra toks padalinys, kuris daugiau gamina karinė pramoniai, visokią techniką kariniai pramoniai ir jie ir gamina ir kondicionierius. Kuom jis skiriasi? Skiriasi į dizainų, ir charakteristikos modeliai skirtingi būna. Pas jų gal mažiau visokių, ten, kaip sakoma, tokių kažkokių išskirtinių dizainų, išskirtinių spalvų, ten, išskirtinių kažkokių tokių privalumų. Pas jų, kaip sakom, kaip automatas Kalašnikovas ar ten kitas Kalašnikovas paprastai ir patikimai, ne? Tai o tai pas jų paprasta, tokia atrodančiai gana gal paprastai kai kuriems žmonėms pirkėjams, bet labai patikima, labai gera įranga. Ir būtent Mitsubishi Heavy, kadangi kaina yra pigesnė, mažesnė už Mitsubishi Electric ir net už Daikiną jie konkuruoja su Daikinu, tai savo kainą, tai kad Mitsubishi Electric, ne Electric, atsiprašau, Heavy, Mitsubishi Heavy užima pas mus antrą vietą pagal pardavimus iš tokių geresnių kondicionierių. Irgi galite užėti, pažiūrėti, pasidomėti, ta prasme, geras, kokybiškas japoniškas daiktas, japoniška kompanija. Tai kad irgi siūlyčiau atkreipti dėmesį. Pirma vieta pagal pardavimas pas mus yra Samsungas.
Samsungas irgi labai žinomas brandas, ypač telefonai, televizoriai, gal kas antras, gal kas trečias turi televizorių arba telefoną Samsungą. Tai kad ir šilumos siurbliais irgi jie gamina ir kom pasižymė, dėl ko Samsungai pardavimas pas mus pirmoje vietoje, dėl to, kad Samsungas, kaip sakoma, atrado, išpatentavo tokią funkciją kaip bevėjo funkcija. Kaip ta funkcija bevėjo dirba, aš trumpai truputį neįsiu ten pasakyti labai plačiai. Trumpai, sakysim, labai gerai veikia tik tuo atveju, sakysim, kada jūs pasijungsit, pastoji jis bus pajungtas tas kondicionierius, sakysim, atėjo karštą ten savaitės, matot, jūs pajungiat, nustatot kokią reikia temperatūrą ir viskas. Jis pats jau reguliuoja, kada pasijungia, atvėsina, vėl atsijungia, vėl įsijungia vėl. Tada viskas ok, kadangi jeigu jūs tik naudosit, būna kai kurie tokie klientai, kad žinau, kada jau labai karšta, tik tada pajungia kondicionierių, kada jau liktai truputį jau ne taip karšta, tada atsijungia, taupo elektroenergiją. Kiekvienas, kaip sakoma, gali naudotis tą įrangą, kaip jam patinka, bet tuo atveju, jeigu jūs ateisite į patalpą, bus labai karšta, jūs iškart norit greitai atvėsinti, tai jis dirbs, tas Samsungas, kaip paprastas kondicionierius. Pūs oras šaltas, viskas kaip įprasta. Bet kada jau ta temperatūra truputį nusimušia, tada tokia sklendės užsidaro ir per mažas tokios mikro skylutės pradeda tada jau pūsti tas šaltas oras, kuris mes nejausim, ta prasme, nejausim mes to pūtimo, būtent pūtimo. Bus, aišku, maloniau, komfortiškai jaustis. Ir dėl to aš sakau, kad jūs kada karštą matų savaitę pasijungiat ir pamirštat. Jis pats veikia. Tada jis dirba, palaiko tą temperatūrą per tos mikroskylutės ir jūs nejaučiat to pūtimo. Jeigu jūs naudojate, kada jau neįmanoma, jau reikia pajungti, tada pajungiat, tai tada jis pradžiai dirbs kaip paprastas kondicionierius, tai kad prie to reikia prisiprasti tik po to, kada temperatūra kažkiek numušta, karštis, tada jau užsidaro sklendės ir tada jau palaiko būtent tą numuštą temperatūrą per tos mikrosklendės bevėjo principų. Tai kad tas bevėjo principas labai patiko žmonėms, labai patiko mūsų klientams ir Samsungų su bevėjo funkcija parduodam daugiausiai iš tokių brangesnių kondicionierių. Gal pas kitur kažkaip tai kitokia statistika, bet aš sakau kaip yra. Jūs galite sutikti, nesutikti su mano statistika ir būtų labai įdomu. Parašykite jūsų nuomonę, jeigu jūs susidūrė dažnai su kondicionieriu, arba kaip pirkėjas, kokį kondicionierių jūs pasirinkot ir dėl ko jūs pasirinkot būtent tą kondicionierį, arba jūs esat koks montuotojas, arba pardavėjas, dėl ko pas jūs, sakysim, kažkokį kitų kondicionierių parduodat jūs daugiau ir jūs galvojat, kad kitos kažkoks, kaip sakom, užima kitokį vietą ir populiarumas kito gamintojo didesnis nei pas mane pardavimuose pas mus. Tai kad čia galima diskutuoti, tai aš sakau, kad čia mano tik pagal pardavimus tokia statistika penketukai, pas kitus pardavėjus gali jie skirtis, sakysim, pirmą vietą užimti gali būti Mitsubishi arba Daikinas, dar kažką tai. Čia viskas normalu. Tai kad pasakau tokią penketuką, jūs galite pasvarstyti, pagalvoti, būtent pažiūrėti, užėti mūsų elektroninį parduotuvę. Tam pas mus prie kiekvienos prekės mes norim, rašom kuo daugiau techninių visokių niuansų ir jūs galite palyginti. Jeigu, sakysim, jums ten labai svarbus efektyvumas kopais, galite palyginti su kitais konkurentais. Dėl to triukšmingumo, dėl dizaino irgi yra nuotraukos labai puikios, galite pažiūrėti. Yra nuotraukų įdėta ir ne tik, kaip sakoma, tokio internetinės nuotraukos, bet nuotraukos, kuri padarytas būtent iš tų objektų, kur mes jų montavom. Tai kad ta nuotrauka bus tokia, daugiau realistesnė, kaip sakoma, tokia jau gyva nuotrauka, kur buvo sumontuota tas kondicionierius ant sienos pas klientus ir išorinės, ir vidinės blokas, kaip atrodo. Jūs galėsite pamatyti, pažiūrėti, kaip atrodo tas dizainas. Ir, kaip sakau, užėti prie mūsų prekį ir paskaityti apie įrangos charakteristikos. Ten tylumas, dydis, kai kuriems sako, man tam per didelis netils, kažkur tai reikia siauresnį, mažesnį, dar kažką tai. Tai ko ten visi išmatavimai, techniniai parametrai, jūs galite palyginti, pažiūrėti, ką jums būtent jums tinka, galite skambinti, prakonsultuoti pas mane.
mūsų ten internetinė parduotuvėje bus kontaktai, galite rašyti laiškelį, jeigu labai daug klausimų turit, būtų geriausia, arba kokių specifinių klausimų, parašykit laiškelį, mes tada galėsim atidaryti katalogus ir pagal katalogus pažiūrėti, patikslinti kažkokius duomenys, jums atrašyti. Jeigu ten kažkokie ten bendrai kažkokie klausimų turim dėl užsakymų, dar kažką, tai galite skambinti iš ką telefonu. Pas mane telefonas pajungtas ir savaitgalį, šeštadienį, sekmadienį būna klientai skambino, tai kad aš nematau čia nieko blogo. Noriu visada padėti savo klientams, noriu suteikti jiems daugiau, kaip sakoma, daugiau informacijos. Jeigu žmogus, sakysim, pas jį laisvą dieną kažkoks šeštadienis, jis nori būtent pasidomėti kažkom arba įsigyti šeštadieniais mūsų elektroninį parduotuvę irgi gali, tai gali drąsiai skambinti. Aš stengiuosi visada atsakyti, pakelti ragelį. Tai, kad ką aš norėjau pasakyti, taip, 5 vieną aš pasakiau, po to kitą video bus, aš pasakysiu apie biudžetinius variantus, kadangi čia irgi kai kurie galės pažiūrėti, tai įranga sakys, o, tai čia reikia kiek uždirbti, kad sau leisti, sakysim, ypač jeigu žmonės, sakysim, ten stato kondicionierius kažkur tai ten sodo namelį, dar kažką, tai kur ten būna, kad savaitgalį tik atvažiuoja, nenori labai daug investuoti ten pinigų, tai kad bus irgi kitas toks reitingas iš biudžetinių kondicionierių, ten bus kiniečiai, nieko ten irgi blogo nėra, kiniečiai irgi neblogai dirba, nepasakyčiau, kad jie genda, kažkokie turi problemų, ta prasme, savo pinigus jie tikrai atidirba. Tai, kad iki sekančio karto statom laikus, rašom komentarus, kas jie dar neužsirašys į mūsų kanalą arba domina tą temą, prašau užsirašykit mūsų kanalą, labai bus malonu. Iki sekančio karto, iki.